Sveiki, Evangelija be cenzūros žiūrovai, sveiki, Rolandai. Sveikas Arvidai, sveiki brangieji. Ir kaip įprastai mes savo laidoj gvildensime Biblijos tematiką, bandysime diskutuoti Biblijos tekstais ir bandysime atskleisti jums suprantamų būdų, suprantamais žodžiais. Ir tikrai nepabėkite nuo ekrano, jeigu prisijungite galimai pirmą kartą ar tik tai bandote pažinti, kas mes tokie. Tai truputį užfiksuokite savo dėmesį, kantrybės ir jeigu jūs domina šitą tematiką, egzistencinę arba tikėjimo tematiką, tai mes tikrai linkime jums pasilikti, pabūti ir pabandyti kartu su mumis pagvildenti ir pavinguriuoti šitais Biblijos tekstais, o kurie gana priešiškai kartais atrodo, taip sakykime. Ir turbūt jau, Rolandai, tu pastebėjai, kad mūsų žiūrovų ratas plečiasi ir žiūrovai galėjo pastebėti, kad mūsų svečiai labai skirtingi, jie savotiški, jie įdomus yra ir mes bandome su mūsų svečiais ar mūsų tiesiog su Rolandu laidų temas plėsti mūsų akiratį, nebijoti iškelti klausimus, kaip mes matome, kaip jūs suprantate Dievo pažinimą, kaip įtakoja Dievas arba kaip įtakoja mūsų tikėjimas, mūsų aplinką, mūsų mąstyseną, mūsų gyvenseną ir bendravimą su visais žmonėms, kurie yra nusiteikę pozityviai kalbėti apie tai, su kuo mes, Rolandai, visus ir kviečiame susipažinti. Tai iš tikrųjų jo, tas klausytojų ir žiūrovų ratas auga ir tai yra tikrai smagu, reiškia, tos mintis kažkam tai tinka ir vis daugiau žmonių, jie nori išgirsti, galimai taip pat kaip ir mes, kelia klausimus, ieško atsakymų. Dažnai, kaip mes ir minėjome, bažnyčiose, tradicinėse ir ne tik, žmonės dažnai neatranda tikrų tų išgyvenimų arba gilesnių atsakymų. Dažniausiai tie atsakymai būna doktriniškai įrėminti ir tam tikros konfesijos, bendruomenės. Iš tai vietai dažnai žmonės užsidaro arba jos uždaro. Ir mūsų laida ne be pagrindo vadinama be cenzūros. Ir mes bandome iš tiesų kalbėti taip, kaip mes mąstome, o kaip paprasti žmonės, mes, kurie save laikome kaip tikinčiais žmonės, tik kaip tikinčiais, bet tikinčiais žmonėmis. Ir kurie daugiau galbūt skiria negu kasdienis žmogus rašto skaitimui. Ir dėl to kyla labai daug klausimų ir dalinamės. Ir klausimai kyla ne tik tai mums su Rolandu, kyla klausimai ir mūsų žiūrovams. Ir iš tų, Rolandai, atsiliepimų arba mūsų svečių pasiūlytų temų laidoje matosi, kad žmonės sunkiai dar atskiria arba jie negali galbūt susivokti ir jie traktuoja arba įrodinėja arba komentuoja iš savo pažinimų. Ir čia nieko galbūt smerktino nėra, bet įdomiausia tai, Rolandai, kad ką aš pastebėjau. Anksčiau Senam testamente Dievo suvokimas ir supratimas mano buvo vienoks, kada labiau skaitydavau Naują testamentą ir daugelis tikinčiųjų, jie papuola į tą vadinamą kryžkelę, kaip apibendrinti arba kaip suvokti Dievą kaip vientisą, nes vis dėlto kalbama, kad Dievas yra ir Senam testamente tas pats asmuo. Ir kada komentuoja mūsų žiūrovai arba mes diskutuoja, matosi, kad ta takoskyra nėra, nes mes iš tikrųjų kalbame, kaip atskirti šviesą nuo tamsos arba kaip pažinti tikrąją tiesą ir kaip mums būti saugiem, kada mes pasineriam į šitą Dievo pažinimą, nes Dievo pažinimas, jisai turi plėsti akiratį, jisai turi žmogų išlaisvinti ir atsakyti į gyvenimo klausimus. Tai to tikisi ir rašte užrašyti žodžiai ir apaštalų, kad aukite Kristaus pažinimu, kuris ir pats sako apie save, kad aš atvėriau kelią, aš atskleidžiau tėvo prigimtį. Tai šitoje vietoje tai yra iš tiesų pažinimas, tai yra procesas
Ir aš galvoju ir labai džiaugiuosi, kad komentaruose ir diskusijos vyksta po laidų susirašinėjimai. Tai rodo, kad žmonės mąsto, jie parodo savo pasaulėžiūrą, savo suvokimą. Tai nereiškia, kad ji yra absoliučiai gera ar bloga, nes mūsų pažinimas ir pasaulėžiūra lygiai taip pat keičiasi. Ir tai yra proceso dalis. O kaip Jonas sako, kad amžinasis gyvenimas ir yra pažinti, sako, vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį sūnų Jėzų Kristų. Taigi bandykime tada toliau gilintis tame pažinime ir bandyti atliepti tiek savo, tiek žiūrovams iš tiesų, o koksgi tas Dievas ir jo prigimtis iš tiesų yra, kokį mes matome Senajam testamente. Ir žinau, kad žydų tautai nelabai patinka žodis Senasis testamentas, jie sako, tai yra penkiaknygė, tai yra Tora. Tai sakykime, o kokį mes matome Dievą toje penkiaknygėje ir kokį matome Dievą Naujam testamente, kuris, kaip mes teigiame šiai dienai, prasidėjo ne nuo Mato 1:1, tai yra pirmas skyrius, pirma eilutė, o nuo Kristaus nukryžiavimo ir prisikėlimo. Čia Rolando buvo išsakyta tokia, čia ne teorema, čia tavo čia jau dogma, iš tikrųjų, kada taip galim pagalvoti ir taip pamastyti ir taip priimti, iš tikrųjų susideda, man tai susideda toks vaizdas, kad taip nenumato. Bet tada pabandom iš tikrųjų, kaip tu paminėjai, pasižiūrėti, nes Dievas visiems tikintiesiems krikščionims visam pasaulyje yra vienas. Bet kodėl tada, Rolandai, gaunasi Dievas vienas, bet supratimai arba išpažinimai tokie skirtingi. Krikščionis negali sueiti į tą vieningą nuomonę. Aš skaitau, jeigu Dievas vienas, tada mūsų ratas turėtų siaurėti iš, tarkim, ten 30 arba 60, kaip traktuojame, tūkstančių denominacijų, maks turėtų būti kokias 2-3, kurios bendrauja. Šiandien mes žinom tas ortodoksinės, nusistovėjusios istorinės judėjimus, bet ir tie judėjimai, jie irgi dar skaidosi į visokius skirtingas formas. Ir išpažinimai jie skiriasi. Jeigu Dievas yra, aš suprantu, vienas, tai kaip jis gali būti toks skirtingas Senam testamente ir Naujam testamente. Ir va čia, aš manau, ne tik tai man, bet daugeliam žiūrovų ir kyla va ta pagunda nesigilinti, arba kaip pasaulyje sakoma, man toks Dievas nereikalingas. Ji netikinti žmonės iš karto apibūdina ir jį vardina kaip atmetimą. Jeigu toks Dievas, tai man tokio Dievo nereikia. O kaip šiuolaikinė krikščionybė jinai pateikia? Taip, jisai suvenerus, suverenus, koks žodis. Sudėtingas. Sudėtingas. Ir jisai... Tai ačiū, kad tu, Rolandai, laidoje, tu esi kaip tas... Aš pozityviai žiūriu. Tai jo, ir va čia gaunasi toks kaip kazusas ir patiems tikintiesiems, tai kokį Dievą man patikėti. Nors mes su taim jau kelintą sezoną turbūt, mes kalbam apie Kristų, kuris mums atsivėrė visiškai kitom, galbūt spalvom, įvardinkim taip. Ir viską traktuojam, ką kalbėjo, nes jeigu klausome, ką kalbėjo Jėzus, jisai labai aiškiai daro takoskyrą tarp to Dievo. Dabar šiuolaikinė krikščionybė sako, jūs neskirkite to Dievo. Čia tas pats Kristus, tas pats Dievas. Ir čia dar antra tokia kaip, galbūt kaktomuša, kada kalbi su netikinčiu, jisai atmeta. Sako, tada jūs įsiaiškinkite, koks Dievas yra iš tikrųjų. Bet kas yra linksmiausia ir turbūt juokingiausia, kad ir mes tame buvome ir bandėme savo metu suderinti va tą Dievą senajame arba penkiaknygėje parašytame įvaizdį su
Naujam testamente aprašytų arba Jėzaus atskleistų Dievo įvaizdžių, mes bandydavom irgi suderinti ir ginti tiesiog be jokių argumentų aklai. Be Tai yra Dievas, tai tu kas Taip. tu per ką čia molis pasipriešins, reiškia meistrui, viskas tu čia esi niekas ir Dievas vasu ne viską valdo ir čia viskas yra gerai, bet kai tu pradedi gilintis ir žiūrėti kaip Jėzus, jisai sako, aš vienintelis atskleidžiau jum tėvą, parodžiau, koks jis yra ir kas jis yra. Tai jeigu jisai sako, aš vienintelis, tai tada iš karto nusibraukia Anam testamente, kad tie pranašai, tas pats Mozė, ar ne, įstatymų mokytojai, jie reiškia pažino Dievą iš dalies. Ir čia šitoj vietoj tarsi sutinka, bet vis tiek gina. Tada jeigu Jėzus sako, kad aš jums jį atskleidžiau ir tu tada sakai, bet Dievas, jisai negali būti ir juodas, ir baltas, arba ir mylintis, ir neapkečiantis, ar ne? Sako, iš to pačio šaltinio negali tekėti ir surus, ir saldus vanduo, ar ne? Galime užtvirtinti, skaitydami, pavyzdžiui, laišką, Jokūbo laišką, 3 skyriui, sako, iš tų pačių 30 eilutė, sako, lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, sako, mano broliai, neturi būti. Neugi, sako, šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį. Argi gali, mano broliai, sako, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas. Taip pat šaltinis negali duoti sūraus vandens ir saldaus. Ir čia mes tai paskaitome, kažkokie figmedžiai, šaltinis, saldus, kartus vanduo, bet perneškime tai į Dievo įvaizdį, į jo prigimtį. Labai trumpai, Rolandai, prigimtį. Pareplikuoti, tai galbūt kažkas mus klauso ir kaip ir aš anksčiau. Aš, kada tu perskaitytą vietą, perskaitydavau, aš pagalvodavau, čia ne apie Dievą, čia apie žmogų, čia apie mane. Jeigu manyje nėra šitų savybių, reiškia, aš va toks, neįdrungnas, dar mes žinom tą vietą, būsiu išspjautas, pridėdavom čia iš karto apreiškimo knygą. Mesgi su tavim šitą vietą adresuojam kaip provaizdžiui apie Dievą. Ir daugelis iš tikrųjų iki šiol, aš manau, kai kurie skaito, kad tai yra žmogaus charakteristika. Jeigu tu va toks, tai tada matai, čia... tada labai tokia gaunasi konfliktinė situacija. Reiškia, Dievas gali sau leisti būti ir gėris, ir blogis, Taip. ir šviesa, ir tamsa, Ir tik tai bet taip. žmogus negali. Nes yra ir 10 Dievo įsakymų, kurių, sakykime, žmonės, tikintieji, remdamiesi Senuoju testamentu, bando juos įgyvendinti. Aišku, sunkiai sekasi, vieną kitą pavyksta, kito tikrai nepavyksta, nors tas pats Jokūbas sako, nusidedi bent vienai įstatymo raidai, nusidedi prieš visą įstatymą. Būkite sveiki atvykę į pasmerkimą. Nes nėra tokio žemėje žmogaus, kuris įvykdytų visą įstatymą. Mes jau esame daug kartų kalbėję. Čia nereikia ir apie apeigas, užtenka vien rūbų etiketės pažiūrėti ir tu pamatysi, kad ten yra ir šilko, ten yra ir lino, ten yra ir medvilnės, ten yra ir sintetikos ir tai jau yra nusikaltimas prieš įstatymą, jeigu taip žiūrėti. Bet mes sugebam atrankioti, išrankioti ir sakyti, va šitas turi veikti, šitas jau gali nebeveikti. Kas tai yra? Tai yra išvedžiojimai. Tai yra absoliutus išvedžiojimai, kurie ir atsiranda, kurie ir atveda mus į įvairias doktrinas, įvairius mokymus, įvairius bažnytinius mokymus ir atveda į denominacijas ir į susiskaldimus. Ir dėl to mes turime 100 000 denominacijų įvairių, nes nėra suvokimo bendro, o yra įsiskaidimas į tą suvokimą per doktrinas, per mokymus. Gerai, mes su tavim atskiriam, bet tada būtų dar toks įdomesnis, jis mūsų kaip su tavim ne filosofinis klausimas, galbūt mūsų žiūrovom ir tau pabandyti pamastyti. Tai kodėlgi Senam testamente buvo vis dėlto užrašyti tokie galbūt jau Naujam testamente šviesoje nesuderinimai, nesusijimai, prieštaravimai. Kas tada įtakoja Senam testamente pranašus taip pasielgti arba taip užrašyti, tie patys žydai, kodėl jie tą savo Torą ir Penkiaknygę, jie būtent taip suprato.
juk mes dabar iš jau šitos epochos mes galim dabar daryti išvadas, kasgi įtakojo. Ar galėjo įtakoti žmogaus nesupratimas arba Dievo nesuvokimas, arba kaip Naujojo testamento šviesoje mes matome ir apaštalą Paulių, ir ne tik apaštalas rašo apie angelus, ane, kas atneša aplamai žinią žmonėm. Ir pats paprasčiausias pavyzdys, kad žiūrovai susigaudytų, angelas ateina Marijai apsireiškia, ne? Jisai duoda tą žinią. Tai ar nėra, kad Senam testamente labai daug rašalo neteisingų prirašyta yra ir informacijos sudėliota ne iš to šaltinio? Ar gali tai būti kaip priežastis, kad mes... Tu čia gerą klausimą iš tiesų uždavė ir tas klausimas jisai turėtų visiems iškilti, nes angelai jie tokie kaip tarnaujančios dvasios, jie ateina ir atneša kažkokią žinią ir tai yra tarsi normalu krikščioniškame gyvenime. Netgi tas pats Paulius, sakykime, labai įdomiai užrašo, kad ir, reiškia, pats šėtonas nužengė šviesos angelų, čia yra antras laiškas korintiečiams, jo 11 skyriui, tai irgi Paulius sako, netgi ir šėtonas sugeba nužengti šviesos angelų. Tai angelai jie kaip pasiuntiniai, jie žinios nešėjai. Tai vat klausimas yra vienas, žinai, ar tai angelas yra tas tikrasis šviesos angelas, ar tai yra pats priešas žmonių Satan, kuris apsimeta šviesos angelų. Tai čia šitoj vietoj, galima būtų diskutuoti, bet, matai, Jėzus jisai sako labai paprastą mokymą. Sako, iš vaisių pažinsi medį. Yeah. Tai jeigu Jonas sako, kad Dievas yra meilė ir jame nėra nei jokio šešėlio keitimosi, tada kyla natūralus klausimas. O mes matome savo, mūsų komentaruose, mes matome, kad Dievas gali ir mylėti, ir nekęsti, ir elgtis dorai, ir nedorai, kaip ir minėjau. Bet žmonės to nebegali, nes žmonės turi elgtis tik dorai. Tada klausimas, kažkas yra nelabai tinkamai. Jeigu sakom, kad tėvas tai yra dangiškasis tėvas, tai tėvai mokina ko? Mokina tų vertybių, kurias jie puoselėja. Tai reiškia, tada neturėtų mums būti tokie draudimai, kad tu nevok, nemeluok, ten visą kitą. Reiškia, tu gali ir meluoti, nes mes matome Senajam testamente, pavyzdžiui, paskaitykime. Sako, tokios įdomios, pakartoto įstatymo, 7 skyrius, 6-8 eilutė sako, tu esi čia Izraeliui, sako, tu esi viešpačiui tavo Dievui pašvesta tauta. Viešpats tavo Dievas tave išsirinko, kad būtum jam ypatinga tauta virš visų tautų esančių žemėje. Gražiai skamba. Yeah. Ir kaip ir visas tas naratyvas yra, ateina Kristus, jisai atlieka misiją, naikina pasaulio nuodėmę, keičia žmonijos prigimtį, ateina išteisinimas iš Dievo, Kristaus prikėlimu kaip ženklas, kad žmonija išteisinta Dievo akise. Ir Paulius sako, ir nebėra jau dabar Kristuje Jėzuje nei žydo, nei graiko, nei lietuvio, nei dar kitos tautybės, nei vyro, nei moters, sako. Tai yra naujas kūrinys Kristuje Jėzuje. Bet kur yra vėlgi užprogramuota, bet mes pasižiūrėkime, kaip yra krikščioniškajam pasaulyje. Vis tiek žydų tai yra išskirtinė toliau. Taip. Nors tai dabar mes turime apsispręsti, ar mes Senuoju testamentu vadovaujamės, ar Jėzaus ir Pauliaus, sakykime, mokymų ir apreiškimu. Ir kur mumis nubloškia, labai yra įdomiai įmontuotas apreiškimo knyga į pabaigą, kuris sako, ir vėl sako, aš, sako, geležinė lazda ištaškysiu, teisiu jūs ir 12 Izraelio giminių suteiksiu šitą teisę. Ir vėl mes matome, kad staiga vėl naikinama šitą teisę Kristuje Jėzuje būti naujų kūrinių ir tampi vėl pagonimi ir visa kita. Tai, verčia susimastyti. Bet kadangi tai yra Biblija, čia negalima net kvestionuoti ir kažkaip prieštarauti,
Tai yra viskas. Apreiškimo knyga yra tokia ideali knyga, kuri visiškai nubraukia Kristaus misiją. Jo. Iš viso, iš principo. Ir jeigu mes, kaip tu Rolandai pasakei, nesilaikom tos Evangelijos, kurią tu paminėjai, kuri ne nuo mato prasideda knygos, paantrinsiu kame, kad Galatam 1 skyriuje 8 eilutė yra parašyta apaštalo Pauliaus, kad jisai mini, kad net jeigu angelai ir mes skelbsime visiškai kitą žinią arba gerąją naują Evangeliją, tai mes pasirėmėm kokią Evangeliją. Jeigu mes įtikėjome ir pažinome tą tikrąją tiesą, kuri neleidžia mums susidvejinti tuo pačiu klausimu, kad Dievas Senam testamente, tas pats kaip Naujajam, mums neleidžia susidvejinti, kad šiandien nėra nei žydo, nei graiko, kad mes negalime į radikalumą, kai daugelį krikščioniškų konfesijų jie puola į tą kraštinumą ir sako, ne, dabar reikia dar vykdyti tai, kas parašyta. Ir va tas, kaip tu paminėjai, žydiškas klausimas, jisai pastoviai dega, jisai nėra išspręstas. Krikščionys labai uoliai, labai gina šitą dogmą, jinai iš tikrųjų daugelį yra nuo įtikėjimo tiesiog įskiepyta. Ir jeigu tik tai pabandai paprieštarauti arba pasakyti, va šitą rašto vietą, į ką tada gali apeliuoti, mūsų broliai tikintieji, kaip jie tada tai priims? Ne, tai jie priims kaip didžiausią iššūkį arba didžiausią akiplėšiškumą, kad taip galima. Erezija, bet juk tai yra rašto vieta, kuri, jeigu aš... Matai, čia toks jau sukasi visas pokalbis į tokį vos ne antisemitizmą, bet tai iš tikrųjų nieko bendro neturi su antisemitizmu, nes tai yra tiesiog pagarba kiekvienai tautai. Nes mes irgi labai dažnai cituojame Pauliaus 2 laišką Korintiečiams 5 skyrių, kad jis mirė už visus. Jis mirė už visus ir visi jame yra mirę ir jis susitaikė su visais. Ir čia šitoje vietoje, va šita vieta, jinai visą išlygina. Ir yra dar rašto vieta ir pačios, sakykime, ten Evangelijos, ar ne, kad sako, aš kalnus nulyginsiu, slėnius užpilsiu. Tai irgi, ką tai reiškia? Tai yra išlyginsiu. Nebesipuikuosite vienas prieš kitą. Taip. Mano akise jūs esate visi viena. Nes, sako, iš vieno kraujo, apaštalų darbuose, ar ne, sako, iš vieno kraujo jis išvedė visą žmoniją. Tai jeigu visą žmoniją jis išvedė iš vieno kraujo, visas tautas, tai kaip tėvas, jisai myli ką? Tik tai vieną išskirtinę tautą. Taip. Ne, sako, visas tautas, kad šios gyventų, sako, visoje žemėje. Jis nustatė ir atskyrė ribas žemės, kaip yra įdomu. Bet žiūrėk, kur dar yra labai įdomus dalykas, aš truputį tai praplėsiu apie Dievo įvaizdį. Kokį mes matome Senajam testamente, vėlgi pakartoto įstatymą, 6 skyriui sako 13 eilutė, bijok viešpatė savo Dievo, jam vienam tarnauk ir jo vardu prisiek. Nes viešpats tavo Dievas, kuris yra tarp jūsų, yra pavydus Dievas. Prisiek ir pavydus Dievas. Naujam testamente mes skaitome visiškai priešingybę. Jėzus sako, neprisiekite nieko, nes dangus yra Dievo sostas. Niekam nieko neprisekinėkite. Ką tada sakyti? O jeigu mes skaitysime 1 laišką Korintiečiams 13 skyriui, meilės himnas arba himnas meiliai, mes skaitome, kad meilė nepavydi. Ir skaitom Jono laiškus, sako, Dievas yra meilė, jau kartojasi. O Seno testamento Dievas yra pavydus. Tai tada klausimas. Savo tautai. Tai klausimas, kurioje vietoje yra konfliktas. Ir tikintieji sako, nėra konflikto. Va tu aukštas mažylis, čia ne konfliktas. Plikas garbanius, čia ne konfliktas. Čia yra krikščioniškam pasauliu, tai yra norma. Bet turtingas vargšas. Ir Rolandai, aš pastebėjau, kad ne tik tai žydų ortodoksija, bet ir tiesiog tikintieji, kurie tiki savaip į Dievą, būtent šventoji žemėje, juk jie apaštalo Pauliaus iš viso raštus atmeta. Jie atmeta ne tik tai apaštalo Paulių, jie atmeta ir mūsų kaip krikščionis,
Mesgi gaunamės vėlgi tam tokiam užburtam rate, kai sako, kad visi turi būti viena arba susivienytų, arba susišnekėtų, nebūtų tos prieštaros. Dabar gaunasi, kad tikintieji krikščionys, uolus, jie viską padarys, kas kalbama ir liečiama apie žydus. Žydai šią akimirką, jie visiškai priešingi mums, tiems tikintiesiems, skaitosi, kad mes esame gojai ir mes neteisingai tikime. Ir čia tas užburtasis ratas. Ir kada tu pradedi ieškoti, kaipgi tą puzlę sudėti tiek judėjams ir žydams ir krikščionims ir romėnams ir gojim visiems, jeigu va tai pagal raštą, matosi, kad mes tolstame. Mes tik tai pučiam burbulą kiekvieną konfesiją, kad čia taip šventa parašyta, bet kada tai ateina prie realių dalykų, čia labai panašiai, kaip mes tam kalbėjom praeitoj laidoj apie Trumpą, ne? Tas politinis, viskas atrodo porą žodžių apie Dievą ir visą krikščionybę tiesiog čia transparantai. Bet jau matom, ką mes su tavim dabar rašinėjom, neaišku, kas čia bus, bet mes jau tada sakėm, kad nežinom, kom čia viskas suksis ir per tas 2 savaitės mes pamatėm, kad jo žodžiai tai buvo kalambūras, jokio pasitikėjimo. Absoliutus chaosas. Ir aš ką dar, tada jeigu tu palėtė jau šitą truputį politinę temą, tai aš galiu pasakyti ir kas dar akivaizdus nepasitikėjimas šitos didžiosios valstybės administracijos vadovais arba visa pačia administracija. Tai atneša nepasitikėjimą. O mes matome, kad pasitikėk manim, sako. O kaip tu gali pasitikėti Dievu, kuris vakar pavydus, šiandien jisai mylintis ir rytoj vėl pavydus ir jis iš pavydo gali tave sunaikinti. Tai tu tada supranti, tu esi neužtikrintas, nesaugus, kaip ir šiandien valstybės ir ypač mažosios valstybės jos jaučiasi nesaugios. Mes nežinom, ką šitas didysis policininkas sumastys. Ir tai parodo labai tokį susipriešinimą arba disfunkciją smegenyse. Ne tik tais tų vadovų galvose, aš turiu omeny didžiosios valstybės, bet ir tada žmonių jau sąmonė. Rolandai, tu turi susidaryti baptistinį, sekmininkišką, katalikišką, pravoslavišką įvaizdį, tada pasidaryti kažkokias išvadas ir gyventi. Ne bledavoti, ne keiksnoti, būti tokiu ramiu, tokiu paklusniu, vegetuoti, turėtum... žodžiu, zombių. Tu turėtum, įvaizdį daugelis susidaro, skaitant šventus raštus, susidaro koks krikščionio, juk ten nėra šypsenos arba tos skaitama menama, bet kad išsisaugoti ir būti apsaugotam nuo to nežinomo Dievo, apie kurį mes tam kalbame, kad jisai parėjo iš Seno testamento į naują ir čia dar naują temą apie įsikūnymą. Ir va čia tada žmogus, kaip ir pavyzdį mes tiesiog pašaržavom apie Trumpą, kada mes nežinom, kas šito įvyks. Kada nėra saugumo, kada nėra įsipareigojimo, kada jis gali suvereniai padaryti, ką nori. Tai va, čia jisai labai labai atspindi va tą Dievo įvaizdį, kur aš darau, ką noriu, nesuskaitau nei su nieko, su jokia tavo noru, su tavo valia, taip kaip man patinka, aš taip ir darau. Šiandien aš tave pavadinau, žinai, tuo, rytoj aš tave pavadinau jau kituo, žinai, į ko noriu to vadinu ir tu manęs nepakaltinsi. Ir aš už tai atsakau, nėra saugumo. Aš, ką noriu turbūt ir klausytojams, kurie klauso, truputį, kaip pasakyti, nuimti tą įtampėlę, kad mes kol kas tik kalbame apie tai, kokį Senajam testamente nupaišo Dievą, Dievo įvaizdį, koks dominuoja. Bet jeigu žiūrėtume plačiau, ten yra to tikrojo tėvo apraiškų, kuris siunčia žodį per pranašus, kuris siunčia tą patį pranašą Joną. Ar ne man pasigailėti šitos tautos ir gyvūnų? Čia yra akivaizdus. O tas dalykas yra iš tikrųjų pasibaisėtinas, ką mes skaitome, kur Dievas siunčia skersti, sako, ir jaunus vyrus, moteris, nėščias moteris, nuo
aš jau nekalbu apie gyvūnus, sako, nei vieno nepalikite gyvo, kad čia tarsi jūs neužkrėstų kažkas. Nu, tu supranti, kaip yra meilė ir siunčia žudyti. Tai va čia ir yra, kas siunčia dažniausiai žudyti, tai tie pavyduoliai, kurie sako, man tik tarnauk, aš esu čia reikšmingas, čia aš svarbiausias. Ir kai tu žiūri Jėzaus įvaizdį, jisai tarnauja visiems, sako, žiūrėkite į mane, aš mokausi iš savo tėvo ir darau taip, kaip jis daro. Tai reiškia, Jėzus tarnauja žmonėms, jisai apaštalam plauna kojas, sako, žiūrėkite, jūs vadinate mane mokytoju ir teisingai darote. Bet jeigu aš tai darau, aš rodau jums pavyzdį, kad didesnis patarnaus mažesniam. Bet sako, šitai yra tik tai ant šitam žydiškam pasauliui, judėjos pasauliui, kai mažieji tarnauja didiesiems. O dangiškojo tėvo, sako, pasaulyje yra kitaip. Didieji arba stiprieji patarnauja mažutėliams. Taip, kaip ir mes esame ir kalbėję, kaip ir šeimose. Tėvai tarnauja šitiems paiždikeliams, šitiems nesusipratėliams mažiukams, kuriuos myli besąlygiškai. Ir niekada tau, sako, būdamas nelabus, nešaus mintis duoti jiems mirties už jų nepaklusnumą, už jų kažkokį tai elgesį, tu siūsi mirti arba bausmę, žinai, kad pamokinti. Sako, jeigu jum taip nešauna į galvą, tai jo labiau, sako, mano dangiškasis tėvas duos jums gerą. Ir žiūrėk, iš kur ateina ta priešprieša, aš va taip pagalvojau iš tikrųjų. Ir ta priešprieša, supriešinimas tautų, broli prieš brolio, atėjo iš pačių pradžių, kai mes skaitome, kad Abelis ir Kainas aukojo Dievui aukas. Ir čia jau prasidėjo labai įdomus reiškiniai. Kodėl čia vienas atneša. Man tai klausimas pastoji buvo, kas nepatiko. Ir kas yra labai klasikinis modelis ir šeimose, dažniausiai kažkaip tais, vyresnėlį atstumėm, jaunesnėlius mylime tarsi, ir čia Dievas tarsi davė šitą inspiraciją mum tai suprasti kaip vertybė, tai yra normalu. Reiškia, jisai Kaino auką atstumė, nes jam matai kažkas nepatiko Kaino aukoje, o šito, reiškia, jaunėlio priima. Jau pats tėvas, tipo šviesybių tėvas, atneša sąmoningai ar nesąmoningai supriešinimą tarp brolių. Ir jau vyresnysis pradeda nebekęsti. Ir ką mes matome, per šitą tokį gudrų apžaidimą, aš sakyčiau, velnišką apžaidimą, dabar sakysiu, jisai pavadino Dievą velniu. Aš nežinau, ar toks tėvas, ar jūs galite sau leisti, kad taip atnešti nesantaiką tarp vaikų, kad jie norėtų vienas kitai žudyti. Tai tikrai nėra iš šviesybių tėvo. Ir jau čia prasideda šitie dalykai ir ateina mirtis. Ir brolis žudo brolį. Jo, ir kad patvirtinti, kad tu čia net šiaip interpretuoji, bet tas pamąstymas turi logikos. Aš galvoju, žiūrėk, Rolandai, du žmonės neša auką ir vieno nepriima. Ir tada juk ten nevyksta tą pačią minutę. Kas inspiruoja tada tą brolį žudyti kitą? Juk mes iš tikrųjų matom visam Senam testamente, mes jį šiandien daugmaž liečiam ir šviečiam ir bandom žiūrovom parodyti, kad netgi prie visų tų blogybių, kurios įvyko, netgi prie Mozės ar Abraomo, juk niekad nebuvo to vadinamo velnio, kuris gundytų arba sakytų kažką tai taip, kad išvados, kada brolis užmuša brolį. Noriu tą tokį parodyti antrą vaizdą. Kristus, Jėzus, tik tai ateina į tarnavimą, šėtonas prisistato ir prasideda gundymas. Reiškia, Senam testamente mes nieko nematom to vadinamo, kaip sako, šėtonas Dievo šuniukas, ant apyvadžio, kuris įdaro tos veiksmus. Tai aš manau, kad tą, ką tu parodėjai, rašto tą vietą priminė žiūrovams, kad juk visi mes iškart žinom, kad Dievas jau žinojo, kad jisai jį nužudys. Jisai jau turėjo širdį, nes taip krikščionybė pateikia. Mesgi norim su tavim parodyti, kad
Dievo įvaizdis visiškai gali būti kitoks. Supratimas apie Dievą gali būti visiškai kitoks, nes mes su tavim matome, ką Jėzus sako. Jūs, būdami nelabi, negalite duoti gyvatę arba akmenį pakišti. Jūs ką darote? Jūs padarote iš savo blogybės patį geriausią. Ne, nu tai Dievas vėlgi pas mums tas, kuris užsimanė, padarė. Ir mes labai tokie laimingi, mes nukreipiam nuo savęs į kažką. Tai va čia turbūt ta problema ir yra istorijų, epochų ir krikščionybės tiesų ieškojimas, tai yra karai, tai yra žudymai. Tai kokį Dievą tada mes šiandien užduodam klausimą, įtikėjom? Ar tie, kurie pamato mumise tokį Dievą, kurį mes garbinam, jis sako, ačiū, nereikia. Ar mes tokį Dievą šiandien suprantame ir išpažįstame, kuris yra meilė, gailestingumas ir mes tada gebam parodyti tai, į ką mes įtikėjome. Tai tu supranti, va čia ir yra tas konfliktas užprogramuotas, kad mes kviečiame žmonės likti į bažnyčią, kad jie eitų šito tikėjimo keliu, kad pažintų Kristų. Ir jie sako, mums nereikia tokio, ką mes matome jūsų gyvenime. Ir kas toks konfuzas gaunasi labai juokingai, kai žmonės ateina į bendruomenę, o paskui jie iš pradžių mylimi, Dievas ten besąlygiškai tave myli, tave priima ir paskui atsidengia tas Dievas, kuris dabar tave skaičiuoja, tavo žingsnius, tavo elgesį, nors sako, Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas ir išgelbėjimas yra dovanai iš malonės Dievo. Tai yra tavo nepelnytas. Jėzus prisijėmė nuodėmingą tą prigimtį, pačią nuodėmės prigimtį ir sakė, ir užnešė. Bet iš pradžių taip, o paskui sako, tau geriau būtų buvę nepažinti Dievo, nes tu ir čia blogai elgiesi, ir čia. Ir tu supranti, kad iš pradžių parodom vienokį Dievą, paskui kitokį. Įvedam, įpučiam baimės. Tu supranti, kaip yra baimės. Nors tas pats Jonas sako, kad tobula meilė išvėja baimę. Ir meilėje nėra baimės. O ten mes sakome, manęs bijok, mane garbink. Ir Apreiškimo knygoje dar žydai valdys tave. O Jėzus, lazda. O paštalai sako, jis jumis pagarbino, jis jumis išaukštino, pasadino danguje. Nu, supranti, mes tiesiog diskutuojame, norėdami parodyti, kad mes mąstome, kad kažkas yra ne taip su tuo, reiškia, didžiąją dalimi aprašytų Dievo įvaizdžių Senajam testamente arba Penkiaknygėje, tą, kurį mes matome Naujam testamente arba Jėzaus ir apaštalų atskleisto Dievo įvaizdžio, ar ne? Ir mes lyginame ir žiūrime į tekstus ir esame kalbėję, kad sako, atskirkite grūdus nuo pelų. Mes aišku žmonės turime minėti, čia geras, čia blogas, nors iš principo net neturim kriterijų, kaip pažymėti, kad tas geras, tas blogas, tas į dangų, tas į kažkokį pragarą. Kur kriterijus, kur žinomumas, kad aš jau einu į dangų, o tu į pragarą. Ir čia yra, pagal elgesį. O kokį elgesį? Kai jūs sako, net žvilgterėjus tu jau nusidedi, net pamastęs tu jau nusidėjai, o pasakęs broliui kvaily, tu jau esi viskas smerktinas. O kiek mes tokių žodžių prisakėm ir kitą. Tai tipo, tau galima sakyti ir tu, atleisk, oi ten 3 kartus tą ir tą, ir galvoji, kad tu čia tipo gali svaidytis žodžiais bele kokiais, paskui atgailauti ir tu toliau keliauji ramiai. O tas, kuris galimai niekada taip nesielgia, bet jisai kažkaip nelanko bendruomenės, jisai kažkoks yra pasmerktas per baimę. Visų blogybių šaknis ir yra valdymas per baimę, ne per sąmoningumą, ne per augimą, kurį aš matau Naujam testamente, kurį Paulius atskleidžia, sako, aukite Kristaus pažinimu, mąstykite, kokios prigimties dabar esate, fokusuokitės į tai, kas yra aukštos mintis, kas yra gražios mintis, statydinančios, ugdančios žmogaus vertybės į dieviškas principo paremtas vertybės, ar ne, dangaus karalystės principų, kas yra teisumas, ramybė, džiaugsmas, laiškai Galatams sako, kas yra gerumas, malonumas, susivaldymas, džiaugsmas, aprašo. Tai yra, kur tavo siekiamybė, į ką tu fokusuotis. Bet tave vis tada nutempia, jis yra pavydus ir tu žiūrėk atsargiai ir tu vaikštai pilnas baimės ir galų gale tu net nežinai. Daugelis, paklauskite savo bendruomenėse, kur jūs lankote, ar jie yra užtikrinti, kur jie keliauja po mirties. Ir jūs suprasite, kad daugelis iš jų atsakys, galbūt Dievas žino, nežinau.
Aš tikiu, kad mažuma bus tų, kurie sakys, taip, aš žinau, nes aš esu Kristuje, Kristus manyje. Ir aš nieko nedvėjoju. Sako, kas mumis atskirs nuo jo meilės? Niekas neatskirs nuo jo meilės. Jis išliejo savo meilę. Sako, jis taip pamilo žmoniją, kad nepasijėmė žmonių gyvenimus, bet atidavė savo sūnaus, vienintelio sūnaus, sako, viengimio sūnaus, kuris patapo pirmgimiu. Tai reziumuojant, Rolandai, reiškia, kaip diena ir naktis Senasis testamentas su naujuoju, nes geroji žinia jinai veža, geroji žinia apaštalo Pauliaus žodžiuose, kad tai, ką išgirdote ir ką iš mūsų priėmėte, ir jeigu jums kaimynas arba piktas dėdė arba koks angelas netgi iš dangaus apsireikšdamas kiekvienam asmeniškai, galbūt tik angelai kalba kažkam tai, kalbės ne apie tai, ką mes su Rolandu bandėm dalintis, viską, aš manau, tą reikia įvertinti ir atmesti, nepasilikti šitoj baimėje ir nežinomybėj. Ir galbūt toks kaip finalinis reziumė tos laidos, nes ją galim iš tikrųjų be galo tęsti, kalbėti, rodyti rašto vietas, aš galbūt prisitaikysiu tą palinkėjimą arba tą reziumė, jis galbūt tinka ir man pačiam. Didžiausia pamoka, kurią reikia įsisavinti man. Galbūt priimkite ir jūs, kurie klausotės, kad negalima viena koja stovėti ant senų įsivaizdavimų arba supratimų, o kita koja tikėtis kažkokios tai pergalės arba pokyčių, kada tu ten ir ten stovi. Ir kad šitam laikė turbūt reikia priimti tos iššūkius, reikia priimti iššūkius, su kuriais galbūt mums sunku susidoroti, kaip skaitant, tarkim, raštą, arba apeliuojant ir diskutuojant su mūsų kitaip mąstančiais ar kitaip manančiais apie tai, visada turėti tą atsakymą konkrečiai savo, ne? Kad nebūtų šitokių židinėjimų, konfliktinių situacijų arba tokių apsivardžiavimų, kuriuos mes išgirstam savo adresu, bet jeigu patikėti, ką apaštalas Paulius ir ne tik tai apaštalas, bet pats Jėzus Kristus sakė mums visiems, o aš esu, sakau, gerasis ganytojas, aš atėjau, kad duoti jums gyvenimo, Per sprandą gerai, ne? Gyvenimo ir jo apsčiai. Tai va šitoj apstybėje atraskime gyvenimą. Rolandai, tu gal kažką... Jo, iš tikrųjų, aš tai labai džiaugiuosi, kad žmonės diskutuoja, kad mintis savo dėsto ir aš tikiu labai, kad mūsų pamastymai, mūsų įžvalgos kažkiek prisidės prie platesnio požiūrio ir pamastymų, gal ir jums papildomai iškels klausimų ir galbūt pradėsite analizuoti ir diskutuoti, o gal ir atvirkščiai sakysite, jie visiškai, kažkur neten važiuoja, bet aš dėl to ir norėčiau galbūt pasiremti ir palydėti jūs šitoj laidoj, į laidos pabaigoj, keletą rašto vietų iš Senojo testamento ir iš Naujojo būtinai. Ir patarlių knyga 10 skyriui 12 eilutė sako, neapykanta. Jeigu mes negebam fokusuotis į meilę, kaip ir Paulius sako, nes Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad vienas mirė už visus. Kristus mirė už visus, ne už išrinktuosius, ne už kažką tais dar, bet sakė, jis mirė už visus. Ir va čia labai gerai nuskambėjo, ir mokinkimės pradžiai bent jau gerbti. Laiške Efeziečiam Paulius sako, o toliau jau sako, pakęskite meilę vienas kitą. Reiškia, ne tik gerbti, o toliau reikėtų mokintis pakęsti vienas kitą. Ir tie, ką tu minėjai, kai pavadina kitus, tai aš galvoju, kad tai žmonėm dar yra kur pasitemti ir galvoti, kad žemindamas arba šmeiždamas kitą, arba kažkokiu vardu pavadindamas, tai tikrai neiškeli savęs aukščiau jo. Tai tikrai parodai tik tai savo turinį, kaip Jėzus sako, ne tai, kas įeina, bet tai, kas išeina iš žmogaus, jį suteršia. Tai tik parodo žmogus savo turinį ir sako, neapykanta sukelia vaidus, o meilė padengia visas nuodėmes. Ir mes matome, kokią meilę Dievas
pamilo mus, jisai siuntė ir sako, aš nebeįskaitau jūsų nuodėmių, sako, eikite ir praneškite šitą gerąją naujieną žmonėms, kada aš susitaikiau su jumis, aš nebeįskaitau žmonėms, sako, čia beliko tik jums patikėti, priimti ir susitaikyti su manimi. O Petras sako, susijuose savo proto strienas arba savo mintis, būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite ne administracija Baltųjų rūmų, o malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Kristus. Ką reiškia apsireikš Kristus? Kai kiekviename iš mūsų arba iš jūsų apsireikš jisai va šitą amplua kaip meilė, kaip Dievo meilės išraiška ir ženklas, triumfo eisena ir rezultatą, kurį mes turime žmonėje išteisinta Tėvo akyse. Ir to paliudijimas buvo Kristaus prikėlimas. Mūsų, tai yra žmonių išteisinimui. O psalmių knyga, kam patinka Senas testamentas, 62 psalmė, 8 eilutė sako, pasitikėkite juo, žmonės, visais laikais. Išliekite jo akivaizdai savo širdį. Dievas yra mums apsauga. Jis tikrai nėra nei pavydus, nei naikinanti ugnis, jis yra mylintis, jis yra pati meilės substancija, kuri verta pasitikėjimo. Taigi būkite padrąsinti, būkite sustiprinti ir jeigu jums įdomu, junkitės, diskutuokime, rašykime, duokite mum intencijų, apie ką mes galėtume pakalbėti galimai plačiau, savo nuomonę išsakytume ir tokiu būdu galime plėsti dangaus karalystės principus tarp visų žmonių, ne tik įveiklintų, įbažnytintų ar dar kažkokių, tarp visų žmonių. Būkime vientisi tiek darbe, tiek namuose, tiek bendruomenėse, elgdamiesi pagal tas pačias vertybės. Ačiū Rolandai už tą komunikaciją ir dabar, kaip visada, laidos pabaigai, jau tai yra tradicija, aš parenku vieno iš filosofų arba įžymaus žmogaus pasakytas mintis. Ir šiandien noriu perskaityti labai trumpą šešto dešimtmečio įžymų komiką. Nesvarbu, ar yra pas tave stilius, reputacija, pinigai, šlovė. Jeigu tu neturi geros širdies, tu nieko šitam pasauly nereiški. Ir tai yra Louis de Fineso žodžiai, įžymus prancūzų komikos aktorius, kurį, Rolandai, tu irgi stebėjai, mes ant tos kartos filmų esame išaugę. Tikrai. Taigi būkite padrąsinti, sustiprinti, laukiame jūsų kitoje mūsų laidoje. Sudie brangieji, iki susimatymo.